Labas, Rasa. Sveiki, Tomai. Seniai darėmės šitą mūsų tą pokalbį apie autistus vaikus, apie šeimas ir gyvenimą su tokiais vaikais. Tad dabar galvoju, kokią mes šiai dienai temą planuojam paliesti. Kaip sakau, čia dabar visi plėtojasi, nes kadangi tas įtraukusis ugdymas, tai dabar jau prasidėjo ta tokia labai, kaip ir aštri tema šiomis dienomis, nes kadangi šitie visi vaikučiai pradės eiti bendrojo ugdymo mokyklas, tai tokia dabar ir įtampa, žinoma, kaip sakant, tam niekas nepasiruošia, nei tėvai, nei ugdymo įstaigos, tai tėvai gyvena tokiame, kaip sakau, netvirtume, nes tu nežinai, kaip bus, o ugdymo įstaigos taip pat. Tai dėl to ir aš gaunu daug laiškų mamų, nes ir tas nerimas tėvų persiduoda, aišku, ir vaikam, nes šitie vaikai yra labai jautrus, jų ta nervinė tokia jautri sistema, jie kitaip reaguoja į pasikeitimus ir tėvai, ir mamom prastai, ir tėvam prastai, nes jie irgi jaudinasi, nes jie kaip ir nežino, kokia tų vaikų ateitis bus. Tai dabar toks vyksta, kaip sakau, labai neramumas. Tai aš dabar, kiek suprantu, mūsų visą švietimo sistemą padaryta taip, kad neatsižvelgiant į vaiko spektrą, visi eina į tą pačią klasę. Taip. Ja, tai aš pats asmeniškai esu buvęs ne vienoje toje mokykloje, kur supranti, kad klasėje maks 5-6 vaikai yra ir jie turi savo visą sistemą. Taip. Tai kad jiems integruotis tarp visos klasės bus labai sudėtinga. Labai sunku, taip. Tai dabar ne tik tai, kad autizmo spektro, bet ir aplamai vaikučius su kitokiom negaliom ir juos nori integruoti į tas pagrindinės mokyklas. Bet kaip aš sakau, dažniausiai ir kiek dabar tenka, ką ir darau, padedu mamom, nes turiu daug žinių, mane tiesiog pasikviečia į mokyklą ir bando, kad aš paaiškinčiau mokytojai, papasakočiau, kaip su tuo vaiku elgtis. Tai didžiausia spraga yra ta, kad nėra žmonių tokių. Ir kol kas jie yra mažai ruošiami, mažai apmokami. Ir dažniausiai paima eilinius, kaip sakau, žmonės iš įdarbinimo agentūrų. Čia nėra blogai, kaip sakau, visos specialybės yra gerbiamos, bet tiesiog tas žmogus turi turėti šiek tiek daugiau žinių apie tą vaiką. Tie vaikai visi skirtingi, jie visi skirtingai reaguoja į aplinką, į žmonės, į vaikus, kurie, ir žinai, dabar Tomai sakau, čia mamos rašo, čia yra labai skaudi tema, nes kadangi atveda tą vaiką, tėvai palieka, jie nori būti ramus, kaip ir mes visi. Ir dažniausiai jiem už valandos jau skambina, kad jūs pasiimkit. Taip, mes nesusitvarkom, ką daryti tėvam. Ta pati aš pati esu perėjus, nes praktiškai dirbti yra neįmanoma. Taip, nes pas tave kiek dabar 24. 24. Taip. Tai šitą dalyką, tai tuo metu, kai jau turėjai į mokyklas, iš vis nebuvo kalbama? Tada iš vis nebuvo, tai buvo tada taip, kad aš važiuodavau užsienį mokintis iš autizmo centrų Liuksemburge, Londone, Vokietijoje. Ir grįžus eidavau pati mokinti mokytojos, kad jinai mokėtų ne tik su mano, bet ir su visais dirbti dar, nes jos neturėjo aplamai jokio supratimo. Tai dabar pas mus padarė atvirkščiai, padarė integraciją, bet paruošimo nėra. Ir man gaila labiausiai, aišku, ir mokytos, aš visada sakau, aš nesu prieš mokytas, nes jos tikrai nekaltos, bet dažniausiai būna taip, kad susirenka tų sveikų vadinamų vaikų tėvai, ir pasako, kad mes šito vaiko klasėje turėti nenorim. Ir normalu, nes mokytoja nesusitvarko, tada kyla kipišas tarp vaikų, tada tam vaikui pagalbos nėra, ir gaunasi toksai, kaip žinai. Tai aš jau dabar buvau ir 3 darželiuose mokinti auklėtojų. Grinai, mamos prašo, kaip padėti tam vaikui ir parodyti auklėtojom, ką su juo, kaip su juo komunikuoti. O tai vis tiek turėjo būti iš vyriausybės kažkokia integracija, mokymo programos? Tai buvo paruošimas, bet jos realiai kaip ir nevyko. O pasiaiškinimas yra toks, kad kai dabar yra, siunčia vaikus į PPT tam, kad gauti pažymą, normalu, kad ten rekomendacijos, bet dažniausiai atsakymas būna nėra finansų. Ir, pavyzdžiui, darželį, daleiskim, ir tas auklėtojas, suprantu, jeigu, pavyzdžiui, ten 10-12 vaikų ir dar 3, pavyzdžiui, sunkus autistukai. Taip, tai yra... Tai yra, praktiškai, o padėjėjos neduoda. Tai dar palauk, iš tų visų vaikų kažkas turės hiperaktyvumą, kažkas turės ADHD, kiti dar turės tokių
Taip. Dabar visi labai... Ir dabar, sakau, paskutiniam dienom tai kas gaunasi, mamom panika, visokie nerviniai priepoliai, vaikai tai tas pats ir labiausiai, kas mane dar nugraudina, kas užsienį, tai šis nedaroma, kad siunčia visus namų mokymui. Ta prasme, jeigu nepatogus mokyklai, darželį, tai vienu žodžiu siunčiam namų, bet tai jūs įsivaizduokit, aš visada sakau, ir darželių vedėjom, sakau, dabar jumis uždarytų tarp 4 sienų. Vaiką jis vis tiek nori eiti, socializuotis, bendrauti, kad ir taip, bet taip yra. Taip, mano vaikas, pavyzdžiui, aš tikrai net neslėpiu, buvo su gilia ta psichikos negalė sustiprę. Jisai, pavyzdžiui, būdavo taip, kad jisai eina, pasideda batus ir rodo, kad jisai turi išeiti. Ir jeigu jisai serga ir neina, tai pas mus, o jie tu namie kokie neramumai. Tai ir dabar vyksta su tais vaikais. Jos palieka namie, daleiskim, kad ir jau mokyklinukus. Tai kas vyksta? Tai žinoma, kad tėvai iš proto eina, nes jisai tuo savo elgesiu parodo, kad jiem nėra ką veikti tarp 4 sienų. Jiem reikia ir aplinką pakeisti ir viską. Ir po to kitas dalykas. Tėvai nei dirbti gali, nei ir turbūt nėra ir kompensuojama už tai, kad tu nedirbi. Ne, tu nieko negauni, vaikas gauna negalę, bet ir tai dabar yra perskaičiavimai, tai neaišku, kaip tą autizmo negalę interpretuos, dėl to, kad dabar nauji įstatymai ir visiems iš naujo viską perskaičiuoja. Čia, kadangi yra spektras, bet viskas patenka po vieną eilutę, autistas ir tom baigti. Taip, ir neaišku, ir sakau, ir dabar tokia yra, tikrai sakau, aš į dieną gaunu, tiesiog aš fiziškai nebespėjau, kiek galiu padedu, ir į darželį nueiti, ir į mokyklą, ir mokytojai paaiškinti. Tikrai negaila, nes aš žinau, kad aš pati per tą perėjau. Man irgi buvo šokas ir įsivaizduokit, aš irgi dirbau kažkada ir darbą, tai būdavo ir taip ir būdavo. Ateini darbą, tau už 2 valandų skambina, kad tu ateik pasimk, nes jau mes nesusitvarkom ir niekam neįdomu. Taip, tu tada meti darbą, išeini. Taip, tada... Čia, žinai, labai tas pats, kaip pas tavo 2 metų vaikas išėjo į darželį, pradėjo snargliuotis kosyti. Jo, ir eik namom, taip, tai viskas vyksta. O išeinant iš tos temos, dėl ko aš dabar labai daug su mamom bendrauju ir atnaujinsiu tuos susitikimus, nes Vilniui, ir pats, žinai, kai darydam tavo pagalbą, tai mamos mažai turi informacijos, kadangi vaikas, kai kaip pripažįstamas tas vadinamas autizmas ar ten kiti sutrikimai, jų yra be galo daug ir PANS ir ten jų daug. Jos iš karto puola į tokį, žinai, kontrataką. Žodžiu, ką siūlo, viską jos ima. Kaip sakau, kaip ir aš tada dariau, nes aš nežinojau. Bet čia yra iš nežinojimo. Ten ir tokias terapijas, ir kitokias terapijas, ir tu puoli. Bet dabar ir mokslininkai, ir Amerikoje, ir italų gydytojas išsiaiškino, kad pirmiausia reikia šalinti priežastį. Ne terapijom ir visais dalykais, kas man buvo irgi naujovė, ir buvo kongresas skirtas gydytojam, ir pati aš skridau į Vokietiją į vieną kongresą irgi pasiklausyti, ką sako medikai, nes Amerikoje, Vokietijoje yra labai dabar aiškinamasi priežastis. Diagnozę mes nustatom greitai, bet priežastį, kodėl atsiranda, šiaip iki šiol niekas taip ir nežino. Ir ką dabar būtent pradėjo kalbėti, tai būtent apie žarnyną. Tai skaudi tema, žinok, būna taip, kad mamos skambina, verkia, numeta po 3 kartus ragelius, kaip pasakau, ką reikia vaiko, ko jam duoti ir ko neduoti, bet kai pabando savaitę 2, pagal mano rekomendacijas maitintis, aš ne pati sugalvoju, irgi yra žmonės, kurie tom užsiema, profesionalai, skambina, žinokit, nežinau, kas mano vaikui pasidarė, jisai aprimu. Tai sakau, ką aš jums 2-3 mėnesius, pavyzdžiui, aiškinau iki tol. Tai reiškia, pradedam nuo žarnyno, nuo cukraus, nuo visų kitų dalykų. O tada jau galime eiti ir į terapijas. Sakau, jūs pažiūrėkit, jūs einat į terapijas, jūsų vaikas nesijaučia ramus. Ta prasme, kaip ir mums skauda pilvas, ar, pavyzdžiui, mes norim kažką eiti daryti, tai mes automatiškai arba atsigulam gulėti, arba mes nervuojam, pykstamės, bet mes dar mokam pasakyti. Dar kitas atvirkščiai yra. Jeigu tu susinervini, taip, įtampa, visų pirma, kas?
skrandis, dvylikapirštė, Taip. virškinimo sutrikimai, Nemigos. nemigos. Vat čia ateina, bet Nu, tai čia daugiau, žinok, tėvam. Ir paskui sako, kas vyksta. Šiaip dirgikliai visi pareina per ten. Taip. Tai, žinai, pas autistus irgi, kadangi nervinė sistema kitokia, Taip. turi būti tas vieno tarpusavio labai Bet stipriai matai, va įtaka. dabar, kai aiškina, va ir tos visos pasaulinio jau lygio, sakau, nes kadangi Amerika visada pirmavo autizmo, kiekių autistų vaikučių, tai jie dabar jau 100% įrodė tyrimais tenais, kad tikrai va tas pagrindinis žarnynas, jeigu vaikas gauna cukraus, gauna mielių, tai yra stimuliatorius. 100%. Ir aš tikrai pati mačiau, nežinau, paskutiniu metu tiek tikrai pavyzdžių, net pas mano vaiką klasiokas, vat pačiam pasakau, ateina rytas ramus, ateini tylu, viskas ramus, turi irgi sunku autizmą, vienas autistukas pas mus klasėje. Kitą dieną ateini jau laukia girdi, kaip jisai klykia. Klausiu mamos, sakau, kaip, sakau, viskas, atrodo viskas kaip kasdien. Sakau, negali būti, nes aš jau pagal akis matau jo, nežinai, aš jau patirties turiu, matau to, sakau, kažkas, sakau, parodykit, ką valgė šiandien, nieko nevalgėm, sakau, kas dėžutėje buvo, nes, valgė. Įdėtos 8 kanelės vaikui. Cukrus. Taip, ir jis tas kanelės suvalgo ir viskas. Jam ten jau nebegirdi nei mokytojos. Bet tai yra normalus. Šiaip vaiko normali reakcija, kai daug cukraus duodi, jis tada hiperaktyvėja, jo dėmesys visur pradeda, o kadangi aplamai turbūt šitiem vaikam yra sunku sutelkti dėmesį, o jo organizmas pradeda šaudyti. Jisai gauna tos stimuliatorius, kaip aiškino irgi daktaras. Ir viskas. Ir jam, kaip sakant, jis nebesupranta tada, kas su juo darosi. Ir nuo to tas atsiranda elgesys blogas, atsiranda kažkoks problematiškas elgesys. Jie būna pikti, jie nežino patys, ko jie pyksta. Bet tai, toks gaunas stresinė situacija sukeliama. Nes sakau, jeigu tavęs prašo sutelkti, tavo smegenis viena dalis sako, sutelk dėmesį ten, o kitą negali sutelkti, tai prasideda konfrontacija. Žinai, man buvo pats geriausias, toks kaip ir paaiškinimas ir pavyzdys, viena mama manęs labai prašė, aš važiavau į Alytų pas ją. Jinai turi 16 metį, sunku autistuką, bet jisai kalba, jisai moka paaiškinti savo, kas jam darosi. Ir jisai, žodžiu, būdavo taip, kad, tikrai ten vien tik ant saldumynų sėdi, nes mama sako, jis nieko nevalgo, sakau, valgys. Ir, žodžiu, mes ėjom su juo 2 kartus, aš važiavau, ėjom kartu į mokyklą. Ir mama ryte jam duoda irgi tenais, kažkokio saldėsio. Ir jisai ateina į tą mokyklą, irgi jisai ant visų pyksta. Jau norisi, kaip aš sakau, ir net ir užtrenkti. Ir aš paskui jo klausiu, sakau, kodėl tu taip darai? Tai žmogus, kuris gali, yra jie kiti, kurie gali. Sako, žinai, sako, aš tau pasakysiu, aš kai, sako, ar surelį ten suvalgau, ar kažką su cukrum, man ant visų pyktis ima. Jo. Ir sako, aš noriu jam trenkti. Autistai, jie niekada vaikai nemeluoja. Sako, tiesiog aš noriu jam trenkti. Sako, o kodėl aš nežinau, bet noriu trenkti. Bet, žinai, suprantate, kad suvalgiau surelį. Jo, tai mes paskui su juo sėdėjom, diskutavom, sakau, kodėl, man pačiai įdomu, nes dauguma jau nekalba, kaip ir mano, jisai nepasakys, bet aš jau matau pagal elgesį. Nes, tik tai, sakau, kažką nukrypstam nuo tos temos vadinamos maisto, viskas. Tai kas dabar dar vyksta blogai, kad mamos irgi kitos, žinai, neblogai, aš suprantu jas, jos yra kitos nusivylusios, išbandžiusios ten visas terapijas, visus siūlomus, dabargi pasiūla yra plati, supranti, ir jeigu tu tom nesidomi, aš tai ir mokinuosi, ir paskaitas, ir tu nežinai, ką siūlo, tą ir imi, kaip sakant. Bet kitas yra dalykas, visą laiką reikia išbandyti. Nes kas veikia vienam, nebūtinai veiks kitam. Taip, bet žinok, tas pagrindas, ta dieta vadinamoji, žinai, tai čia, vienareikšmiškai. Jiem tai yra vienareikšmiškai. Ir tie, kas PANS tą diagnozę turi, tiem tai šis ten aplamai reikia ištraukti. Ne tik tai, kad cukrų, bet visus baltus. Ir dažniausiai aš dar pastebėjau, žinai, paskutiniu metu, pavyzdžiui, nustato autizmo diagnozę, o vaikas ne autistas. Jis turi tą PANS sindromą, kuris yra labai panašus į autizmą, ir elgesys, ir viskas. Ir kaip vaiką ten pasodina, pavyzdžiui, kaip skiria dietą jam, ir jisai pasilaiko. Ir jis tampa, ta prasme, normaliu. Ir mama man sako, o tai atsiprašau, mums nustatė sunku autizmą. Sakau, aš jums parodžiau, kad su šituo jūs įsispręsit viską.
Tai va, dar tokių dalykų daug būna. Jo, bet tai, žinai, dėmesio, vat, HDFZ, kurie turi kaip pavyzdys. Dėmesio, Daug tokių. Dėmesio sunku sutelkti, hiperaktyvumas, dėmesio, susitaškęs, susiblaškęs. Tai kiti kartai irgi priskiriame prie to pačio. Taip, nu tai jos dabar, kaip aš sakau, į vieną krūvą deda, nes vėlgi, tai pas mus kol kas dar neišvystyta ta vadinamoji. Lengviau, paprasčiau. Kitas dalykas, atsidaro lapą, sudeda varnelės, palei tai kaip mato, palei tą nusprendė, tu toks arba anoksis ir viskas. Taip, tai va, o paskui sakau, tas pirmas toks pripažinimas tėvų, žinai, paskui toksai kaip gaunasi, kaip čia pasakyti, išgyvenimas, tokie atrodo bejėgiai visi, kad viskas jau čia dabar, čia mum kryžius uždėtas ir viskas. Ne, tikrai galim su vaikais daug pasiekti, bet sakau, reikia labai eiti tą linkmę, Tai kitas dar klausimas, grįžtant prie švietimo. Kaip tu įsivaizduoji, kiek laiko vyks visa šita nesąmonė, kuri dabar? Kuri dabar? Kiek dabar man teko lankytis 6, 8, 12 mokyklų. Tai galiu pasakyti, pagal procentus, tai įvykdyta 10%. Ne, laiko, tai žinai. Po metų, 2, man atrodo, viskas... Ne, žinok, metų 2 tikrai neužteks. Ne, kad, kada vėl sugrįšim vėl bus finansuojamos mokyklos vaikams. Dėl tų... Jo, nes, tai didžiulis bardakas, mokytojai nesusitvarkys. Tomai, metų 2 neužteks vien dėl to, kad reikia ruošti žmonės. Suprantate, dabar yra uždaras ratas, dabar pamato vaikui kažkas negerai, dažniausiai tėveliai surenka klasiai parašus, kad tą vaiką siųstų į PPT tarnybą. PPT tarnyba, jinai, irgi koks yra minusas, jinai tik rekomenduoja. O tu pats žinai, kad rekomenduoja, tai nereiškia, kad privalo. Ir mokyklos, darželiai, ateina vaikas su PPT, pažyma, sako, rekomenduoja, bet mes neturim sąlygų. Viskas. Ir pabaiga. Ne, tai kada atsiras tos sąlygos, kada arba vėl sugrįž prie tų, arba bus privačios mokyklos. Ne, privačios iš vis nenori priimti. Aplamai nenori. Ne, tiesiog skirta. Pavyzdžiui, kaip Kaune yra Prano Daunio. Tai vienintelė Lietuvoje šiaip, jinai tokia jau rimtesnė. Jo, ir darželį turėjo viskas, mokymo įstaiga šitie. Tai gal, žinai, vis dėlto supras problemą, kaip vieni kiti, jie tarpusio vis tiek negali mokytis. Taip. Žinai, yra visą laiką, to paveiksliuką. Yra šuo, beždžionė, žuvis, žirafa, o egzaminas įlipti į medį. Jo, bet žinai, pirmiausia, tai sakau, pirmiausia reikia imtis PPT, aš jau rašiau net ir į švietimo skyrių, kad PPT neturi, rekomenduoti tik tai. Jie turi parašyti būtina. Jeigu vaikui būtinas logopedas ten ir specpedagogas gaudo darželį ar mokyklai, reiškia, ne tėvai turi ten eiti ieškoti, samdytis, o mokykla turi duoti tuos specialistus. O kol yra rekomenduojama, jie, žinok, nieko nekreipia dėmesio. Tai jie ir negali. Taip. Tiesiog rekomendacija. Taip, nes, sako, mes finansų neturim, mes, sako, eikit kur nori. Tai čia, žinok, jau paskutiniu metu kasdien su to susiduriu. Ir tėvai, aišku, jie ir pyksta, tai yra normalu, nes mes kiekvienas, kaip sakant, norim tam vaikui ko geriausio. Ir ką, tada veda po pamokų dar papildomai, o šiai dienai, žinant, kiek papildomai dar kainuoja, tai vos negaunasi, kad ten tėvo ar mamos, tėčio išeina visas atlyginimas ant to papildomai. Taip, čia. Tai va, ir finale dar irgi, jeigu neteisingai pasirinksi tą papildomai, tai yra pas mane irgi daug tokių vaikų, tai dar gali būti ne tai, kad žingsniai į priekį, bet ir atgal. Tai supranti, tai irgi, sakau, toks uždaras ratas, žinai, ir kas svarbiausia, tu paklausai apie laiko. Jau aš tuom domiuosi ir visą šitą, aš jau virš 20 metų, niekas nepasikeičia. Niekas nesikeičia. Niekas. Kaip mano vyras sako, graudu, bet niekas nesikeičia. O tarkim, jeigu, ir kiek suprantu, ir jeigu būtų ir privati mokykla, vis tiek valstybinio kažkokio rėmimo tu negauni. Ne. Privačioje mokykloje, aš turiu ne vieną Vilnių autistukus mažiukus, kur irgi ten mamas konsultuoju, tai mamos iš savo pinigų dar damoka už tuos specialistus, pavyzdžiui, pas kuriuos einu. Tai reiškia, tu moki už mokyklą ir dar papildomai moki už specialistus. Ir šiaip specialistų trūksta Lietuvoje. Taip. Žinau, kad Vytauto didžiojo universitetas ruošia. O ten labai mažai jų susirenka ir šiaip niekas nenori tokį darbą daryti. Žinai, dar Tomai, aš to pasakysiu, aš kalbėjau čia, padėjau vienai daryti šitą darbą, tą vadinamai baigiamai, tai skaičiau, ką jie rašo, pavyzdžiui, tie specpedagogai.
jie gauna tik taip sausas žinias. Tai čia visur tas pats yra. Jo, ir jinai, pavyzdžiui, jinai pradėjo dirbti, jauna mergina, jinai baigus tikrai protinga ir Anglijoje 2 metus stažavosi. Jinai sako, aš nemačiau gyvenimo, nemačiau tikrų situacijų. Sako, kas pas mane parašyta knygoje, sako, tai yra niekas. Aš dabar matau vaiką, aš sako, nežinau, kaip su juo elgtis. Nors baigus ten... Ne, tai čia universitetinis ir yra, kad tu tam praktikos turėjai, mokaisi 4 metus, turi praktikos 2 mėnesius geriausiu atveju ir, žinai, kas iš to, tu 2 mėnesių, papildai dokumentus, kažką pamatai tam ir baigęs, po metų užmiršai. Kolegijos gal labiau būtų tam tinkamos. Taip, bet ir tai, manau, jie tenai turi kas 4 po praktikos. Tai būtų labai gera, tokia aš irgi, sakau, ir buvom tam švietimo, pavyzdžiui, būtų gerai, kad padarytų tokį, kad mokinasi ir praktika, bet duotų būtent tokius vaikus, kad pamatytų ir kad jie paskui galėtų žiūrėti savo spragas, kur kaip ką daugiau sužinoti, negu kad, suprantate, sausai tą tokią, teoriją. Tada gal ir užsipildytų tų specialistų trūkumas mokymo įstaigose, darželiuose, kur tu, sakykime, turi susirinkti socialinės valandas ir privalai atidirbti, ir tu, žinai, nenori ateini tenais kažkuriam laikotarpiui padėti. Taip, ir dar, žinai, būna renkasi vaikus. Oi, tas per sunkus, tas per lengvas, taip irgi neturėtų būti. Gavai vaiką, reiškia, tu su juo turi dirbti. Nes aš irgi dabar susidūriau darželį, irgi ten su viena mamytė, tai irgi tipo per sunku. Sakau, bet tai tavo ateities darbas. Tai tu turi žiūrėti, kaip su sunkiu elgtis, negu kad paskui ateiti ir gauti ir nežinoti, kaip elgtis. Apie jaunus žmonės ir darbą, tai čia dar kita tema jiems. Viskas šiai dienai per sunku, viskas yra kelių žmonių darbo. Tik tai turi daug mokėti, bet... Tai tai žinai, sakau, liūdniausia tai, kad 20 metų, bet kol kas aš nieko negaliu pasakyti. Tikrai. Tik tiek, kad daugiau tos klaidos, lietaus vaikai, kiti daugiau pasakoja, daugiau eina, bet gyvenime... Negalim taip sakyti. Atsiranda daugiau privačios mokyklos, atsiranda daugiau informacijos. Informacijos. Dabar bent jau yra nustatoma, anksčiau ir to nebūdavo. Nustatydavo ir anksčiau, tik tai, žinai, dar yra irgi, kur, kaip labai skaudi man tema, nes aš padedu daugumai šeimų, kur aplamai gyvena be diagnozės, nes neturi galimybės nei jos nusistatyti, gyvena kaimuose, gyvena vienkiemiuose, tai žinok, viena aplink Vilnių, prieš Kalėdas mes su mažuoju lankėm, tai yra kokį 30 šeimų, kurie aplamai nieko, vaikai gyvena taip, kaip sakau, uždaryti namie, be jokių diagnozių. Tai čia dar skaudi tema, kurios irgi niekas... Jeigu tu nori diagnozę, tu turi užsirašyti, ar tai yra mokama, nemokama? Ne, tai tu turi pereiti visą komisiją gydytojų. Dabar pas mus komisija po pusę metų, po metus reikia laukti. Jeigu nori greičiau, tada tu turi jau mokėti. Žodžiu, ten visas, kaip sakau, dabar neva palengvino, bet kiek girdėjau iš mamų, tai nieko ten nepalengvino. Tai iš esmės turi nueiti pas šeimos gydytoją, tada jis turi daryti siuntimą pas vieną, tada jis siunčia pas kitą, pas trečią ir tada tik nueina pas kažkokį specialistą. Taip. Plius dar ir gydytojai nenori, nes yra, žinau, aš savo šeimos gydytoją mokinu, nes pas ją 6 autistukai. Tai jinai man skambino, tu atvažiuok papasakosi, bet ne dėl to, kad jinai piktybiškai. Jinai yra sena, gera gydytoja, tikrai labai profesionali. Sako, man pirmi atvejai. Sako, aš nežinau, manęs nemokino, sako, kaip ten tyrimus, kokius svarbiau padaryti, kokius ten nesvarbu. Tai dabar mes bendrom jėgom jau su ją jau, kaip sakau, prakuto. Tai čia standartiškai. Įmetė visus į bendrą katilą, virkite ir išsiaiškinkite. Kai bus, tai bus. Tai sakau, tai kaip ir savo kaip savo vaikui. Aš turiu būti ir gydytoja, ir auklė, ir mokytoja. Žodžiu, viskas tu, nes... Tai mama. Taip, ir dar mama. Žodžiu, tai čia, tai aš ir tas mamas suprantu, žinai, tie vaikučiai, tikrai. Dabar mūsų, kai tos kartos, kaip mano augo, jų ta vadinamoji tas elgesys atsirado tik brendimo laikotarpį. Dabar, ką aš pastebiu, tai jau vaikam net 5-4 metų. Atsiranda pirmieji tie požymiai, ir tada jau prasideda. Šiaip visą tai labai ankstyvėjo. Taip. Daug kas ankstyvėjo. Ne, tai yra aplinka ir maistas, viskas susideda. Mūsų įtampa, mamų įtampa. Tai čia, žinai, ir sakau, ir tas yra baisiausia, nes tada jau, kai vyresnis, tu vėl kitaip žiūri. O kai tau mažiuko toks elgesys nelabai, tai jau, žinau, tada ir visi eina tada kaip sakau, iš proto. Tada ir tampa nepatogus vaikai.
taip, taip. Ir ypač dabar tai tas, sakau, labai suaktyvėjo. Tai tada taip lengvai rezumuojant, žinai, kokie 3 dalykai, kuriuos gali patarti šią dieną, va šitą temą? Šitą temą, tai pirmiausia, kai gauni diagnozę, nepulti, kaip sakau, aš užrištom akim į viską, ką siūlo. Pirmiausia, reikia susigyventi su ta diagnoze, tai nėra, kaip sakau, mirtis yra baisiausia. Diagnozė tai nėra baisus dalykas, nes tu nežinai, gal tas vaikas iš to viso išeis. Aišku, su tėvų ir specialistų pagalba. Antras dalykas, tai pirmiausia, susirasti žmonės, kurie turi patirties ir turi, kaip praėję patys, tai ir mamų yra daug, kurios yra, ir specialistų yra mažiau, bet tokie žmonės, kurie jau viską yra praėję ir kurie, kaip sakau, kaip čia geriau pasakyti, realiai žiūri padėtį, nepanikuoja, nesukelia chaosą, kad mamai ir tėčiui šitą nuslenka, kaip sakau, rankos nusvyra ir paskui, kaip ir pats žinai, būna skyrybos ir taip toliau, čia jau kitas klausimas. Ir trečias dalykas, tai visgi pradėti nuo pačios sveikatos ir tyrimų vaiko. Ne nuo terapijų, ne nuo kitų visokių dalykų siūlomų, bet išsinagrinėti, kas pas tavo vaiką yra viduje. Nes nuo to priklauso, kaip su gydytoju kalbėjom, 80% sėkmės. 20 yra palikta terapijom ir visiems kitiem dalykam. Tai tokie 3 patarimai. Dėkui labai, Rasa. Dėkui, kad žiūrėjote.